Iš karto pristatysiu, kas dabar sėdi priešais jūs. Tai pradėsime nuo daktaro Vyganto Malinausko. Vytauto Didžiojo universitetas, Laisvos visuomenės institutas. Toliau Vytis Turonis, Teisės ir religijos tyrimų centras, profesorė Liudvika Meškauskaitė, advokatė, taip, advokatė Liudvika Meškauskaitė. Vilniaus universitetas, taip pat dėstot, ar ne? Vilniaus universitetas dėstot. Ir docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universitetas. Tai tokie yra diskutantai ir aš manau, kad padarysime taip, kad jūs girdėjote pirmą dalį ir aš manau, kad jūs irgi turite savo minčių, ką pratęsti, ką žodžiu, į ką reaguoti. Ir kadangi kaip moderatorius vis tiek aš užduosiu vieną klausimą, kuris man, žodžiu, atrodo svarbus ir jūs jau pasirinktinai, ar visi, ar po vieną atsakykit, toliau. Irgi manau, kad galime ir laisviau, jeigu klausimai iš salės, tai iš salės, jeigu ne, tai aš jūsų paklausiu. O mano klausimas skambėtų taip, ir šiek tiek sujungiant su tuo, kas buvo kalbėta prieš pertraukėlę, prieš pietus ir mišias, tai vėlgi prisimenu Lietuvos Respublikos konstituciją, nes taip gyvenimas lėmė, kad paskutinius metus ją daug skaičiau. Tai ten irgi, ką ten teigia? Tai teigia, kad vaikų dorovinių religinių auklėjimų rūpinasi tėvai. Yra pagal savo įsitikinimus. Tikriausiai, jeigu sveiko proto tėvai, tai pagal savo įsitikinimus, ne pagal kitų turėtų auklėti. Konstitucijoje teisė tėvų yra įrašyta, bet kaip yra realybėje. Švietimo sistema, įvairios programos, lytinio ugdymo ir panašios, ir kiek tėvai turi galios kontroliuoti ir kiek žino, kas bus ko bus mokomi jų vaikai ir ar turi galios kažkaip tai šitame procese dalyvauti. Nes mes prieš pirmoje dalyje mes girdėjom istoriją, kad netgi kita nuomonė, ar ne, jau yra laikytina nepageidautina. Turi būti tik tais vienos ideologinės nuomonės laikomasi vaikų auklėjime, kas yra išskirtinai įrašyta Lietuvos Respublikos konstitucijoje, kaip tėvų reikalas. Tai kaip su šita situacija, kaip jūs vertinat ir kaip ką reikėtų daryti, nežinau, žodžiu, netgi kaip tėvams sugrąžinti jų teisės. Kas pradės? Arba mamos, tai gal nuo pradžios pradės. Na gerai, Vykandai, nuo paties. Čia Virgis jisai pasakė, užduos klausimą, bet ir pasiūlė galbūt pareflektuoti tai, kas prieš tai buvo sakyta. Tai pabandysiu tuos abu dalykus sujungti. Man atrodo, šitas klausimas siejasi su tuo, ką iškėlė arkivyskupas Kęstutis pirmoji daly. Kad laisvė reikalinga tiesa. Tik tai klausimas yra apie ką ta tiesa. Ir man atrodo, kad tėvų laisvė auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus iš principo gali egzistuoti tik tai, jeigu egzistuoja dorovinė tiesa. Nes jeigu neegzistuoja dorovinė tiesa, tai tada čia ta laisvė auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus būtų tolygi tėvų savivaliai. Pavyzdžiui, tarkim, aš manau, kad svetimą turtą, kai nieks nemato, imti yra gerai, turi tokį įsitikinimą ir aukliju vaikus pagal tai. Ir sakyčiau, čia yra mano konstitucinė teisė. Bet tada klausimas, esminis dalykas, ar ta dorovinė tiesa yra prieinama. Ir čia labai padėjo
daktaras Paulius Čerka, nes per pertrauką jisai iškėlė tokią mintį, kad kai kalbam apie tiesą, tai turėtumėm kalbėti apie tikrovę, kuri yra iš principo pažini. Nes jeigu mes tikrovės negalime pažinti, tame tarpe ir tikrovės apie tai, kas yra gėris, kas yra blogis, tai mes tada negalime iš viso kalbėti apie tiesą. Ir man atrodo, čia mintis, ta gilioji mintis yra tai, kad dorovė kaip tokia iš viso egzistuoja ir sąžinė kaip tokia iš principo egzistuoja tik tai todėl, kad tiesa apie moralinį gėrį arba blogį yra prieinama mūsų pažinimui. Ir todėl šita nuostata nėra nuostata, kaip kas įsivaizduoja, kadangi kiekvienas gali turėti bet kokį įsivaizdavimą, kas yra dorovė ir todėl čia turi būti palikta tėvų nuožiūrai. Manau, kad yra ne apie tai. Reiškia, šita nuostata yra apie tai, kad tėvai turi laisvę auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus, todėl, kad jiem nereikia valstybės ar kažko kito, kas nurodytų, kas yra dorovė, kas yra ne. Kad jie patys yra pajėgus tą pažinti ir tai perduoti savo vaikams. Ir tai mus apsaugo nuo valstybinio totalitarizmo arba tironijos, kai, tarkim, kokia nors švietimo ministerija ar koks konstitucinis teismas pasako, kad dabar visi vaikai turi būti auklėjami ar diegiami jam tam tikri dalykai, ką beje iš esmės beveik ir pasakė paskutinį išvadą konstitucinis teismas. Tai tiek būtų. Aš gal pratęsiu truputėlį ir čia mes su Vygantu gal truputį kartais nebūtinai galim sutikti. Aš neprieštarauju tai minčiai apie objektyvę pažinę tiesą, bet aš visgi sakyčiau, kad labai svarbu pirmiausiai, kad tėvai naudotųsi savo konstitucinėmis teisėmis, nes čia yra turbūt vienas iš tų didžiausių pavojų visuomeniai, kada patys piliečiai įsivaizduoja, kad valstybės institucijos turi už juos sukurti tą gerą gyvenimą ir tame tarpe ir vaikų ugdymo srityje. Ir man tikrai teko ne kartą kalbėti su įvairiais tėvais ir įvairių socialinių sluoksnių. Tai jų požiūris į mokyklą ir yra toks. Mes leidžiam savo vaikus į mokyklą ir čia juos turi visko išmokyti. Reiškia, mes jau padarėm, ką galėjom namuose iki tol. Tai iš tikrųjų paprasta tiesa, kad ugdymo procesas, vaikų ugdymo procesas nesibaigia tėvams išleidus vaikus į mokyklą. Ir šiandien pakankamai daug yra galimybių tėvams veikti, sakykime, ugdymo procesą, bet ką pastebim, kad tų tėvų, kurie pasinaudoja šitą teisę, yra pakankamai nedaug. Bet pasinaudoja aktyvūs tėvai, sąmoningi tėvai ir iš įvairių pasaulyje žiūrinių perspektyvų. Nes tikrai yra taip pat ir tėvų, kurie palaiko tą pačią gyvenimo įgūdžių ugdymo programą ir sako, mums šito reikia. Turim tikrai ne vieną privačią mokyklą, kur vėlgi pasaulėžiūros pagrindų tam tikrų ugdymas atliekamas. Tai visa tai lyg ir yra norma visuomeniai, bet kas mane gazdina, tai yra ta pati mūsų teisininkų bendruomenėje būklė ir supratimas apie teisės. Ir šiuo atveju Vygantas užsiminė apie išvadą dėl Stambulo konvencijos, tai iš tikrųjų aš nuoširdžiai išsigandau, perskaitęs išvadoje pasakymą, kad tėvų šitą jūsų cituotą teisę nevaržomai rūpinti savo vaikų pasaulėžiūrinių religinių auklėjimų dorovinių, jinai baigėsi iš esmės ties mokykla. Praktiškai beveik taip ir pasakė. Tai reiškia, kad nepažeidžia mokykla diegdama tam tikrą sakykime, pasaulėžiūrą vaikams, tėvų konstitucinės teisės, nes tėvai vis dar tai gali daryti namuose. Tada man iškyla labai daug klausimų, iš tikrųjų, pakankamai su tokia interpretacija ir aš galvoju, kad mes turbūt šiandien turim ne vieną konstitucinę normą, kurios turinio, aš nežinau, ar dėl viešų diskusijų trūkumo, ar dėl apskritai konceptualaus visos sistemos konstitucinės supratimo trūkumo mes nesam išdiskutavę ir tokia ta teisinė realybė yra, kada konstitucinis teismas gauna bylą kažkokią nagrinėti, jisai staigiai turi tapti ekspertu
mes sakom, kad Konstitucinis teismas yra ekspertai, yra kvalifikuoti teisininkai, kurie gali ir po to jau autoritetingai aiškina Konstituciją, bet tikrai su visa pagarba tiem žmonėm, aš suprantu, kad yra milžiniškas iššūkis kartais nepasakyti daugiau negu reikia. Ir aš bijau, kad kartais Konstitucinio teismo sprendimuose yra pasakoma tokių dalykų, kurie po to žmonėms sukelia ir tam tikrą nepasitikėjimą savo valstybę, tokių perteklinių dalykų. Vėlgi, kodėl tai vyksta? Dėl to, kad mūsų patirtys labai skirtingos žmonių. Vieni augom vienokiose šeimose, kiti kitokiose ir aš tą pastebiu, kad labai dažnai šito progreso nešėjai, kurie bando pasakyti, kad reiškia, nėra tos pačios skirtumo tarp vyro ar moters ar visos kitos idėjos. Jie turi tam tikrų tokių socialinių patirčių, iš kurių gimsta šitas aršus palaikymas šitų idėjų ir dėja, bet gavę tam tikrą politinę galią ir atsidūrę tam tikrose galios imperatyvuose, jie nuneigia tą realybę, kurioje gyvena didelė dalis kitų žmonių. Ir nesupranta, kad ta pati protingumo nebuvimas tam tikrą prasme, subsidiarumo naikinimas, jisai galiausiai iškreipia tų gerų šeimų gyvenimus, kurie tikrai nuoširdžiai, dorovingai, netgi patriotiškai ugdo savo jaunimą, tačiau leisdami jau tada vaikus į tokią mokyklą, kuri yra ideologiškai angažuota, patiria stiprią valstybės prievartą ir to tikrai negalima nuneigti. Ačiū. Tai pratęsiant mintis, aš pilnai sutinku čia su išsakyto mintim, bet man atrodo, kad šis klausimas dėl vaikų auklėjimo tai tik yra tokia nedidelė puzlės dalis. Bendras kontekstas yra toks, kad mes kažkaip nežinau kodėl, matyt, spiraliai eidami atėjome vėl į tą tašką, kai esame tokioje kreivų veidrodžių karalystėje. Ir čia, kiek tai liečia konstitucinį teismą ir konstitucijos aiškinimą, tai aš manau, kad dalykas labai paprastas. Mes tiesiog kažkaip tai pamiršome tikrą konstitucijos tiesą. Mes padarėme iš paprastų žodžių gimdom kažkokias tokias sampratas, kurias jau sunku suvokti. Jūs paskaitėte tekstą konstitucijos straipsnio, atrodo viskas aišku. Taip, ir tada tas interpretavimas eina toks konstitucinio teismo, kuris pakeičia iš esmės to, kas parašyta esmę. Tai jeigu mes būsim ir tokioj būsenoje reliatyvumo, mes niekada nesusikalbėsim. Žmonės gali susikalbėti tada, kada yra, aišku, ką žodis reiškia. Ką reiškia žodis šeima, ką reiškia žodis moteris, vyras, ką reiškia santuoka. Tokie elementarūs dalykai, ką reiškia tėvų valdžia. Tokie elementarūs dalykai, kurie yra aiškiai parašyti konstitucijoje. Jie turi elementariai būti ir suprantami. Ir čia nereikia išgudrauti taip, kad juoda taptų balta. Tai šiandien mes esam tokiame taške, kada juoda yra balta. Kada mes sakome santuoką, o turime galvoje nesuprasi ką. Tai aiškius dalykus, aiškus dalykai yra paversti neaiškiais. Tai čia yra didelė problema. Bet aš manau, kad tiesiog konstitucinis teismas taip besielgdamas, jis pamažu kasa tokią duobę, į kurią galime mes, aišku, visi nugriūti, bet nes išeities nėra. Jeigu žodis nereiškia tai, kaip mes suprantam, tai tada gali ten atsirasti bet kas. Tai aš manau, kad čia yra, jeigu tai preziumuojant, didelės problemos mažytis patvirtinimas. Šitas jūsų iškeltas klausimas. Jungtas? Ja.
iš tikrųjų čia, ką visi kalbėjo, gal visų pirma noriu padėkoti organizatoriui už galimybę čia pabūti ir tikrai matau salėje daug daugiau žmonių, kurie geriau galėtų čia atliepti tai, kas buvo pasakyta ir mūsų šito susitikimo tema, bet džiaugiuosi, kad galėčiau gal kažko pasidalinti. Tai čia, ką Liudvika pabaigė apie tuos dirbtinius konstruktus, tai čia atskira būtų kalba, nes iš tikrųjų teisė yra toks dalykas, kad kažkada tai romėnai pradėjo kurti tuos tam tikrą prasme dirbtinius konstruktus. Vienas iš jų yra asmens samprata, kuris buvo šiaip tai, reiškia, perėmė iš graikų, tą personą perėmė iš graikų teatro, kaip kaukė tam tikra, kad žmogus, kaip jis yra asmuo, gali įvairius vaidmenis tuo pačiu metu, reiškia, prisimti ir vaidinti, ir čia atsirado tas juridinis asmuo. Tai bet atrodo, kad tas viskas padėjo mums iki šiol, bet dabar pasirodė, kad mes toliau bežaisdami galim prisikurti tokių konstruktų, ne, kaip gender kažkoks, tai, kur neaišku, kur jį rasti socialinėje ar kažkokio kitokio tikrovėje ir tada su jais pridaryti daugiau žalos. Bet gal prieš, sakykime, jau pasižiūrint, kur link vyks mūsų diskusija, aš gal noriu dar truputį grįžti apskritai apie žmogaus teisų tą sampratą, nes čia yra kaip tik susiję mūsų tema. Tai iš tikrųjų, žmogaus teisės, ką reikėtų gal čia visiems gerai kažkaip tai prisiminti, neegzistuoja jos kažkokio tai atskirai autonomiškai, jos negali, jos tik tai gali, reiškia, egzistuoti demokratiniai visuomeniai. Ir čia, sakykime, netgi tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kai kalba apie ribojimus, jisai kalba, sakykime, žmogaus teisų, jisai kalba, kad vienas iš ribojimų pagrindų galėtų būti, reiškia, būtinumas demokratiniai visuomenė. Ne? Tai reiškia, be tokios demokratinės visuomenės, tos aplinkos, žmogaus teisės negalėtų būti. Bet dabar, ką tai reiškia? Sakykime, kokia čia ta aplinka? Tai visų pirma, turi būti, jau mes irgi apie tai kalbėjom, kažkiek tai žiniasklaidos laisvė. Ne? Bet be žiniasklaidos laisvės labai sunku ir tom pačiom žmogaus teisėm, ne tik tai demokratija. Ne? Tai turi būti tam tikros kitos, sakykime, visuomeninės vertybės. Ne? Mes kalbėjom irgi ten kokia nors privatinė nuosavybė, orumas, neprivatumas, visos tos vertybės irgi jos turi būti visuomenė kažkaip tai priimtinos. Ir šalia tų kitų vertybių tik tai gali žmogaus teisės. Ir kas dar kilo man mintis, kas dar turi būti, tai būtent ta visuomenės ta demokratija kaip visuomenės savireguliacija, bandau ištarti tą žodį. Reiškia, konstitucijų kartais autonomija, tas terminas vartojamas. Pas mus kažkaip tai per mažai mes tą suprantam, kad demokratija tai yra savivalda, mes tą savivaldą tik vartojam tik tai tam vietiniam lygmenį, bet demokratija yra visuomenės savivalda. Kitom kalbom jie labai naudoja šitą ir kur pasireiškia, būtent jau buvo paminėti šeimoje, ką ta savivalda reiškia, kad valstybė nesikiša ir pripažįsta tam tikras sritis, kad čia yra jau ir tam tikra riba, kur jie, reiškia, nesikiša. Ir šeima yra vienas iš tų institutų, bet taip pat yra, sakykime, bažnyčia, sakykime, arba religija, taip pat yra aukštosios mokyklos, mes čia kalbėjom, reiškia, aukštųjų mokyklų autonomija, tai čia, sakykime, šitos, reiškia, ateina jau iš viduramžių tam tikros. Tai žmogaus teisės, kuri tarp kitko galėjo gimti tik tai krikščioniškų visuomenių. Kodėl čia, kaip pirmoji daly gerai buvo pasakyti, todėl, kad žmogaus teisės reiškia, kad aš gerbiu kito žmogaus teisės. Kitokio visuomenė negalėjo gimti, ne? Ir čia nėra tik tai reiškia, 18 amžiaus ten kažkoks tai išgalvojimas, tai yra krikščioniškas visuomenės produktas. Tai žmogaus teisės, kad jos galėtų egzistuoti, jinai turi būti tam tikroj terpėje. Tik tada, reiškia, mes negalim to išimti. Ir todėl mums labai svarbu būtent šitą terpę irgi išlaikyti, būtent tuos elementus, tos demokratinės visuomenės, nes be jų, jeigu mes juos prarasim, jeigu mes prarasim tą autonomiją,
sakysim, ne, šeima, reiškia, čia, kaip sakyti, čia valstybė gali. Ne? Kodėl Konstitucijoje yra įrašyta šeima, yra visuomenės valstybės pagrindas, ne? Tai vat, autonomija. Kodėl parašyta, kad aukštosios mokyklos turi autonomiją ir tam tikrą prasme ir akademinę laisvę, ir tyrimų laisvę, apie ką buvo kalbėta Konstitucijoje, tai yra, aišku, mes iki galo nesuvokiam, arba, sakykim, bažnyčios tam tikrą prasme autonomija, sako, gali pagal savo kanonus, ne, valstybė nesikiša į kanonus. Tai va, tai čia šita svarbu ir kad nepamirščiau, čia prieš tai buvo klausimas dėl bažnyčios, reiškia, pozicijos. Tai čia gal nebūtinai nueiti į tą temą, matot, kiek daug yra visko, bet kad nepamirščiau. Tai, žinot, kažkaip galvoju, aš prisimenu istorinius tuos įvykius, tai bažnyčia kaip institucija, tarp kitko bažnyčia yra, galim suprasti, kaip institucija, ne, su savo hierarchija, bet galim ir tą kaip mistinį Kristaus kūną suprasti. Tai kaip Kristaus kūnas, jisai visuomet veiks ir jisai visada bus aktyvus, bet kaip institucija jinai turi savo trūkumus. Ne, ir kai būna krizės dėja, sakykime, jinai nesuveikia, nes tai yra institucija, jinai turi savo biurokratiją, turi savo interesus išlikti, išlaikyti, prisitaikyti ir dėja jinai ne visada suveikia. Prisiminkim Antrą pasaulinį karą, prisiminkim, reiškia, sovietmetį, ne, ir dabar ypatingai, to viso, sakykime, karantino metu matėsi, ne, kaip nesuveikia. Tai čia turbūt labai didelių kažkokių tai iliuzijų gal ir mes neturim turėti arba reikalavimų, ne, nes, kaip institucija jinai turi savo trūkumų, bet atsiminkim, kad bažnyčia visuomet yra ir Kristaus mistinis kūnas. Tai aš tuo ir baigiu. Aš norėčiau vieną aspektą tiesiog, kad jis neliktų už kadrų, nes man atrodo, tai yra labai svarbu. Būtent prigimtis tėvų teisės auklėti savo vaikus. Tai mano galva, jeigu imti iš teisės normų, genetikos, jeigu taip galima pasakyti, tai šita tėvų teisė kyla pirmiausia iš privatumo. Iš šeimos gyvenimo, iš privataus gyvenimo. Ir todėl jinai nesibaigia sulik namų sienom, bet ji tęsiasi tol, kol vaikas yra vaikas. Kai vaikas jau tampa suaugusiu, mes jau galime kalbėti apie jo autonomiškumą. Bet kol vaikas yra vaikas, tai tėvai negali būti atkirsti, nes tai jau prieštarauja jų privačiam gyvenimui, jų šeiminiam gyvenimui, jų įsitikinimam, kurie yra puoselėjami šeimoje. Tai man atrodo, kad labai svarbu aiškinantis ir Konstitucinis teismas aiškindamasis tėvų teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, jis turėjo išeiti pirmiausia iš teisės normos, genetikos tos, iš ko kyla, kokia yra prigimtis šitos teisės. Tai šita prigimtis, man atrodo, kad yra Konstitucijos 22 straipsnis, asmens teisė į privataus gyvenimo gerbimą. Taigi, padarydamas tokią išvadą, kad stop tėveli, čia tavo teisė baigėsi, nes čia jau yra mokyklos suolas, tai tiesiog, aš gal dabar jau taip skaudžiai pasakysiu, bet tiesiog paniekinu šeimos privatumą, paniekinu šeimos įsitikinimų laisvę, tėvų įsitikinimo laisvę. Tai tiesiog dar tokį aspektą norėjau papildyti. Štai, čia ir yra, man atrodo, vienas svarbus dalykas. Pirma, viena yra situacija Lietuvoje ir mes dabar kalbame apie gyvenimo įgūdžių programą, apie mokymą, ar ne, bet pasižiūrėkime plačiau, kas yra Amerikoje, kas buvo ilgą laiką Didžiojoje Britanijoje, tai kad vaikai, nepilnamečiai ir tiesą pasakius, be tėvų sutikimo galėjo pakeisti lytį. Tai jau dabar, kiek aš žinau, Didžiojoje Britanijoje, tai to jau negalima daryti, bet Amerikoje galima. Ir taip, kai kuriuose valstijose vaikai, nepilnamečiai, jie kaip tik tais yra mokyklose įtikinėjami pakeisti lytį. Sakoma, kad tėvų nebūtina apie tai informuoti ir štai mes turime, man atrodo, labai rimtą ir labai pavojingą situaciją. Tai vėl,
tai, kas vyksta Amerikoje, nėra Lietuvos realybė, ačiū Dievui, bet klausimas, ar ne po truputį einama to link, nes žingsnelis po žingsnelio atveriamas kelias tam, kad tėvai jau jie neturi teisės vaikui nurodinėti ir vaiko doroviškai auklėti. Tai va tą, ką jūs sakote, čia jau yra pasiekmės. Tai yra jau tam tikri žiedeliai. Suprantat? Tai yra jau pasiekmės tos invazijos, tos svetimos ideologijos, kuri nebūdinga tai šeimai ir kartu užprogramuojant konfliktą tarp tėvų ir vaikų. Tai man atrodo, kad jau tai, ką jūs pasakojate, yra tiesiog šito proceso sekanti dalis. Bijau taip sakyti, tai yra tiesiog ateitis, tai yra blogai labai. Jo, aš tik norėjau pridėti. Iš tikrųjų, mes gyvenam tokio... Lietuva atrodytų toli nuo visų tų procesų, bet kai kuriais atžvilgiais mes gal net esam blogesniai padėti. Ką aš noriu pasakyti? Mes Lietuvoje turim nuo šios kadencijos hormoninę terapiją įteisintą po įstatyminiu aktu. Reiškia, kur dar mes toliau eisim? Mes turbūt čia nereikia priminti ir pats esu rašęs ir mokslinį straipsnį apie tai, kad abortai Lietuvoje jau keliasdešimt metų, tik po įstatyminiu aktu. Grynas konstitucijos pažeidimas, kaip žiūrės, ir viskas normalu, visiems mums tinka, ne? Tai, man atrodo, kažkas yra labai labai blogai su mūsų pilietinė visuomenė ir politinė bendruomenė. Ir aš netgi, kai mes kalbam apie tuos visus ideologinius flangus ar vertybinės pozicijas, aš sakyčiau, mėly oponentai pasaulyje žiūriniai, kažkaip mes galim geriau, aš manau, visi galim geriau, galim nesutarti, bet galim bent jau iš tikrųjų susitarti, kad tų formaliųjų, procedūrinių pažeidimų dėl susitarimo proceso, kaip jis vyksta visuomeniai, mes nepažeidinėsim ir nebandysim patekti, reiškia, per kaminą, kai galim įeiti per duris. Ir kodėl taip vyksta, aš manau, kad aišku, yra daugybė paaiškinimų, bet vienas iš jų yra tas, kad mes tikrai visuomeniai turim labai labai gilų nusivylimą šeimą. Nusivylimą šeimą, reiškia, bendrai. Mes Konstitucijoje turim įtvirtintą 38 straipsnį, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, bet nereflektuojam. Dabar mums jau keliolika metų, ne taip intensyviau, bando įteikti tą lyčių kovos dalyką. Aš nežinau, kaip jūs paprieštaraukit man, bet aš visada mačiau šitą diskursą kaip invazinį Lietuvoje. Ir tikrai lietuvių tautoj moteris visada buvo didžiausioj pagarboj ir net aš manau, kad mes galime apie matriarchato tam tikrą, reiškia, formą kalbėti kultūrinę. Raktus namų turėdavo visada moterys pas save. Taip, atlyginimą, raktus. Taip, ir tai yra faktas nuo 17 amžiaus pas moteris raktai. Taip, ir jeigu paimti ten Lietuvos istoriją, apskritai bajorijos ar kilmingų asmenų, tai matysim tokių dalykų, kokių vakarų Europoje ar kitur turbūt nebuvo. Tai yra įspūdinga. Tai mes tikrai turim kuo didžiuotis, bet vietoj to, kad mes didžiuotumėmės šitais dalykais, mes nekritiškai persimam vakarų diskursą ir iš tikrųjų tampam jo aukomis. Ir aš tai norėčiau, kad iš tikrųjų ir sakau, visi tie politiniai oponentai irgi pasakytų savo, gerai, mes galim geriau nei mūsų vakarų draugai Lietuvoje. Ir iš tikrųjų eiti į tą gilesnį diskursą, pabandyti pasižiūrėti, o gal mes kartu galime nueiti toliau ir sukurti tą labiau geresnę, klestinčią visuomenę, negu bandydami vienas kitam nukapoti galvas. Tai aš būčiau už tokį kelią ir aš manau, kad daugelis čia susirinkus. Tai po metų čia bus diskusija su oponentais. Nuostabu, iš tikrųjų. Puiku. Prašau. Porą žodžių.
Tik tai čia, man atrodo, jūs puikia mintis dėl sakykime, to žmogaus. Reiškia, tai vat, čia iškėlėt sampratos, ne, žmogaus sampratos. Čia labai įdomu, kažkas galėjo pagalvoti, kad mes nebegalėsim susitarti. Čia irgi taip pat vienas iš tų kertinių akmenų, be ko negali būti. Kaip mes galim kalbėti apie žmogaus teisės, jeigu mes nesutarsim, kas yra žmogus? Tai kieno yra teisės, ne? Tai va čia man lygiai taip pat, žinot, tas va nušvitimas įvyko neseniai prieš savaitę kitą skaitant Stambulo konvenciją. Aš žinokit, skaičiau ir tada galvoju, palaukit. Nes Stambulo konvencija vadinasi konvencija prieš smurtą prieš moteris. Ir skaičiau, tada galvoju, o kas yra moteris pagal konvenciją? Nes ten viskas taip sumakaluota, reiškia, nes moteris pagal konvenciją gali būti ten, reiškia, tai gali būti ir seks, tai yra lytis, bet pagal konvenciją moteris gali būti ir gender, tai yra jos socialinių aspektų arba tam tikras, reiškia, socialiniai vaidmenis. Tai tada ir ten būtent, vat, ką Vytis sakė, reiškia, preambulis sako, kad smurtas vyksta dažniausiai prieš moteris. Tai tada nelabai aišku, kas tą smurtą, reiškia, ar moteris socialiniu aspektu, reiškia, iš tikrųjų vyras, ne? O kas yra objektas to smurto ir kas yra subjektas to smurto, visiškai nebeaišku pagal tą konvenciją. Ir tada tas grinasis cherchez la femme, reiškia, iš tikrųjų jisai iškyla, vat, pagrindinis klausimas Stambulo konvencijos yra cherchez la femme. Kas yra moteris? O pagrindinis atsakymas yra labai paprastas. Lietuva senai uždraudusi smurtą prieš visus. Mes turime baudžiamą kodeksą, kur yra absoliučiai bet koks smurtas ir prieš moteris, ir prieš vyrus yra baudžiamas. Kad mes ten nevykdom kažko, tai čia yra kitas dalykas. Tai va, bet aš manau, kad mes turėtume nepamiršti savo temos. Taip, bet čia vėlgi, man atrodo, irgi tie aspektai susiję, iš tiesų ir Stambulo, ar ne, konvencija irgi, čia ta pati žodžio laisvė, sąžinės laisvė, nes regis, jeigu ji bus priimta, tai iškils iš tiesų daug sunkumų ir tada iš tiesų reikės apibrėžti, kas yra vyras, kas yra moteris ir kaip atskirti, nes aš kaip suprantu, aš galėsiu būti moterimi. Jūs galėsite smurtauti prieš mane. Taip, ir pats būsi kaltas, nes esi vyras. Būsi tuo metu vyras. Tada jau teisinė kolizija ir konstitucinė kolizija tikriausiai ir kažkaip tai čia. Taip, bet būtų man geriau, kad pats būtum vyras, o aš tuo metu būsiu pagal gender moteris. Taip. Tai tada viskas vyks pagal numatytą strategiją, bet jeigu tai tada ir tai iš tiesų galime mes čia juoktis, bet iš tiesų veda prie tokios situacijos, kur labai rimtai turėsime diskutuoti, aiškintis ir tada kalbėti apie žmogaus teisę. O aš sakysiu, o kodėl aš neturiu tada teisės būti moterimi vieną valandą per dieną arba porą valandų, kiek aš norėsiu, tiek aš ir būsiu. Kodėl ne? Kas man gali uždraust? Taip, bet tai priklausys nuo to, nuo daugelio kitų dalykų, ar ne? Tiesiog instrumentiškai tai pasižiūrėsi. Nes tiesą pasakius, jeigu šiaip ar ne, tikrai nerekomenduoju, bet tie, kas smurtauja šeimoje, vyrai, tie, kurie smurtauja, tai šita Stambulo konvencija yra įsigelbėjimas. Jie pasako, kad aš esu moteris pagal gender atvažiavusiems policininkams ir ką? Ir ką dabar turės daryti tie policininkai, nežinau. Liudvikas šypsosi. Jiems bus labai sunku ir aš tai apskritai siūlau tą lytį socialinių aspektų, tai iš tikrųjų vartoti lietuvišką, nežinau kiek lietuvišką, bet tiesiog vieną žodį įvaizdis, lyties įvaizdis. Ir man atrodo, jisai teisingiau atspindi, reiškia, ką norima pasakyti. Bet aš gal pakreip šiek tiek norėčiau, jeigu galima, truputį mūsų diskusiją. Taip, galima juoktis, bet tai labai nejuokinga, kai dėl to netenki darbo.
kai tavo akademinė karjera yra sugriaunama ir mes jau tą kalbėjom truputėlį pirmoji daly, buvo pasidalinta Šiluvos, reiškia, konferencijoje prieš 7 mėnesius. Profesorius Mark Regnerusas kalbėjo apie tai, kad šiandien dienai jau net ir didieji akademiniai žurnalai įsiveda tokią politiką, kuri cenzuruoja, leidžia cenzuruoti mokslinius straipsnius atgalinę datą. Reiškia, jau išpublikuoti, jau 10 metų kažkas juos skaitė ir staiga tai pasirodė kažkam kaip įžeidimas, kažkas nusiminė dėl to. Ir jeigu tai yra kažkokia mažuma pripažįstama, tai toks straipsnis gali būti pašalintas. Mes iš tikrųjų esame labai tokiam rimtam civilizaciniam lūžio momente, kur turėtume suprasti, kad iš tikrųjų yra žaidžiamas turbūt didesnis žaidimas, negu mes čia įsivaizduojam. Taip, yra pramonė, ta pati komercija, kuri labai daug pelnosi iš lyties keitimo, iš įvairių, reiškia, medicinių paslaugų, į ką žmonės yra įveliami. Yra daugybė kitų pasipelnimo būdų iš žmonių nelaimių, kurios yra kuriamos. Bet man atrodo, iš tikrųjų, apie ką didžiausia problema ir nuo ko pradėjo Vygantas kalbėti, apie tai, kad mes judame link situacijos visuomenėje, kuomet tiesa gali tapti nebepažini kaip tokia. Ir jeigu mes suprantame, kad žmogus yra save išskleidžianti būtybė kultūrinėme kontekste tam tikram ir išsiskleidžianti, tai gali būti ir gali egzistuoti tokia melo visuomenė, kuri iš tikrųjų pati nesuvokia tos savo prigimties ir mes po truputį, mano galva, kad į tą einam. Ir tas yra labai baisu. Man pačiam keletą metų teko būti didžiausios Lietuvos jaunimo katalikiško organizacijos vadovu ir aš matau, kaip tas pats įkrikščioninimas jaunimo tarpe, jisai yra pakankamai sudėtingas procesas. Ir lygiai taip pat su bet kokiom kitom ideologijom, jeigu paimsim, reikia ir komunistai labai daug stengiasi, permušti tam tikrus prigimtinius, kaip čia pasakyti, dabar teisingai, įvaizdžius, neįvaizdžius, bet tas duotybės žmogaus sąmonėje, kurias jau atsinešam iš šeimos. Tai mano galva, kad šiuo metu yra globaliu mastu, jeigu žiūrint į vakarus, vykdomas labai didelis eksperimentas su žmogumi, su žmonija, iš tikrųjų verčiant žmogų tam tikrą biologinę masę. Čia aš taip jau skambiai pasakiau, bet man atrodo, tai yra labai pavojinga. Bet kas gali sustabdyti mus nuo to? Tai yra būtent dialogas su šiandien dienai mums nepritarenčiais. Ir aš vėl tą bandau akcentuoti, nes gerais norais kelias į pragarą grįstas. Aš tikrai tikiu nuoširdžiai, kad šiandien tose stovyklose, vadinamojo kabutėse progreso, kur žmonės tikrai įsivaizduoja, kad čia mes vakarų demokratiją liberaliją nešam į Lietuvą ir panašiai, ten yra sveiko proto žmonių, kurie supranta ir geba išvelgti, ir geba klausytis argumentų. Ir dėja, bet tų viešų diskusijų ir erdvių turėti sąžiningą dialogą mes tikrai neturim arba turim mažai. Ir mano pasiūlymas būtų toks garsus, tai tiesiog pabandyti padaryti tas sąžiningas diskusijas, jeigu įmanoma. Čia kunigas Andrius sakė, kad ne su visais įmanoma neturėti, nes žmonės tiesiog kai kurie turi savo interesų. Bet jeigu yra tikrai nuoširdžiai manančių, kad visa tai Stambulo konvencija, visa gender, šitie dalykai, šeimos sampratos keitimas, kad visa tai yra tikrai gera, pabandykim susėsti visi kartu ne prie kamerų ir padiskutuoti. Aš esu bandęs keletą kartų kontaktuoti su žmonėmis privačiai ir aš suprantu, kad kažkokie tai labai įdomios sienos yra. Ir mes net tam tikrą prasme bijom vieni kitų. Iš tikrųjų, galim susitikti netgi televizijos laidose ar kažkur, bet kai reikia susitikti privačiai ir kalbėtis, vienas dalykas, ką tu pamatai kitame, tai tu pamatai tikrą žmogų. Čia jau yra pavojinga ir to nenori žmonės, kurie kitus žmonės naudoja instrumentiškai tik tai. Ir tada tu pamatai, kad kitas žmogus irgi ieško tiesos.
Jis irgi klausia, kas yra tas geras gyvenimas. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, liberalam, aš sakyčiau, dėl tos konstitucinės nuostatos ir apskritai dėl tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, palikim tą liberalią nuostatą. Nes vaikai vis tiek užaugs, po to atsirinks patys, gebės priimti. Bet nėra jokio kito valdymo, valdžios, kuri būtų mažiau smurtinė, mažiau totalitarinė nei tėvų valdžia. Nes tikrai, mes nerasim valstybės institucijos, kuri mylėtų vaikus labiau negu tėvai myli savo vaikus. Tai taip galima bent pabandyti prieiti prie tos konstitucinės nuostatos prasmės ir papildant tai, ką sakė apie prigimtinę teisę profesorių. Dėkui. Ar būtų gal klausimų, ar kas iš salės, ar yra? Ar ne? Yra? Prašom. Aš greičiausiai pirmoji, kuri duosiu klausimą, kai tik galėsiu susikauti. Prieš metus turėjom konferenciją Šiluvoje ir profesoriumi Liudvika Miškauskaitė šnekėjo apie žodžio laisvės ribas, nes ribos vis tiek egzistuoja, kažkur negalima šnekėti į kairę į dešinę. Galbūt verta priminti ir klausytojams šiandien, ir tie, kurie klausys galbūt diskusiją vėliau, kokios tos ribos yra, kokie kriterijai taikomi. Ačiū Jums. Jums klausimas, prašau. Tai va, pirmiausia, tai kalbėti, bendrauti, tai yra didžiulė Dievo dovana, kad mes galim kalbėti, vienas kitą girdėti, suprasti. Ir tas kalbėjimas, tai pirmiausia, tu išreiški save, savo nuomonę. Tu galų galę suteiki kažkam galbūt žinias, ko jisai pasakai tą, ko kitas nežinojo. Galbūt žmogus turi kažkokį apmaudą, tai jis gali jį išlieti taikiai, taip pasakyti, yra taip ir taip. Taigi kalbėjimas ir bendravimas ir žodžio laisvė yra ir teisė, ir didžiulė, didžiulė dovana, kurią mes turime naudotis. Žinoma, yra tos ribos, ką tu gali kalbėti, aš pasakysiu, jau jas aiškinau formaliai, kaip jos skamba teisiai, bet šiandien mes turime tokią Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, galbūt čia yra jau visam pasauliu tokia problema, kad žmonės kaip ir turi tas teisės kalbėti, bet bijo jie kalbėti. Tai yra toks, aš nežinau, kas atsitiko. Mano karta jau iš tos baimės lyg tai buvom išėję, jau atrodė viskas. Jau buvo ta baimė kažkada tarybiniais laikais, tu tiesiog žinojai, ką tu gali kalbėti virtuviai, ką tu gali kalbėti viešai, o po to buvo viskas aišku, mes lyg tai galim viską kalbėti. Tai man šiandien baisiausia tos ribos, kurios atsirado neformaliai, neformalios tos ribos, kad žmonės šiandien bijo kalbėti. Va šitas paradoksas tai mane tiesiog žudo, negaliu niekaip suprasti, kaip galima bijoti kalbėti, kaip galima bijoti naudotis tą Dievo dovaną, bendrauti, pasidalinti. Ir tai yra labai, labai pavojinga. Ir pavojinga dėl to, kad tu pats savyje užspaudi, ką tu iš tikrųjų galvoji, kad tu turi vaidmainiauti, tai yra pavojinga. Ir dar labai visuomeniai blogai, todėl kad visuomeniai negauna tikros informacijos, negauna oro, šviežio oro, kuriuo turėtų kvėpuoti. Tai va, tai yra labai blogai ir šiandien šita tendencija yra. Ir šiandien mes, man atrodo, turim labai, labai saugoti žmonės, kurie drįsta kalbėti. Aš nežinau, ar čia bus galimybė, aš tiesiog papasakosiu vieną istoriją. Aš visiškai nesenai atsupratau, kaip tam žmogui buvo sunku, kuris patyrė tą persekiojimą dėl kalbėjimo. Tai jeigu bus galimybės, Tai dabar yra galimybė, gali papasakoti. Aš norėčiau tą priminti. Tiesiog dabar aš jums labai taip kažkaip emocionaliai sakau ir galbūt nenuosekliai. Aš turiu galvoje tą persekiojimą už kalbėjimą.
Nu, kad rusų ten laikais buvo, tai mes visi žinom ir sesę Nijolę ir visa kita, bet kad dabar mūsų laikais yra persekiojimas už kalbėjimą, nu, mes turime pavyzdį, taip, vat, Virginijos. Mes turim Mažylę pavyzdį, kur iš vis net ten to kalbėjimo nelabai buvo, jos tokia buvo visiškai nekalta laida ir ką patyrė ta moteris, nu, tai yra tiesiog absurdas, tai yra tarybinių laikų kronika jau net ne šių laikų. Tai va, bet aš visiškai neseniai atradau vieną pavyzdį tipiško SLAP. Aš pirmiausia pasakysiu, kas tas yra SLAP. SLAP tai yra strateginiai ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą. Tai reiškia, kada kas nors, kažkokia tai jėga, ar įmonė kokia, ar kokia organizacija, reiškia prieš, ar valstybė netgi prieš tą žmogų, kuris aktyviai kalba, kuris atskleidžia visuomeniai kažkokią tai svarbę informaciją, naudoja teisinės priemonės prieš tą žmogų. Tai būna įvairūs ieškiniai, tai būna įvairūs, tarkim, atleidimas iš darbo gali būti, bet jeigu teisme, tai paprastai būna ieškiniai, užpila ieškiniais. Tai prieš tos SLAP dabar jau pas mus yra priimtos tam tikros pataisos, dar aišku, jos kaip veikia praktikoje, dar aš negaliu pasakyti, bet aš dabar visiškai nesenai atradau, kad aš iš tikrųjų žinau vieną SLAP istoriją. Mano yra monografija 18 metais rašyta, aš ten tą nutartį paminėjau, 321 puslapį, nes man jie atrodė labai keista. Kada reiškia, man labai keista ta nutartis pasirodė, todėl kad teismas, neišsprendęs bylos, uždraudė kalbėti apie vieną medicininį preparatą. Pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės. Uždraudė specialistui kalbėti apie vieną medicininį preparatą, kad jis netitinka Europos ten komisijos reikalavimų. Man labai keista ta nutartis buvo ir aš ją įrašiau į savo monografiją. Bet dabar visiškai nesenai išsiaiškinau, kas buvo tas žmogus, prieš kurį buvo naudojama sunkioji artilerija. Teisminė, aš turiu galvoje. Buvo ieškinys, reiškia viena medicinį preparatą gaminanti bendrovė, už tai, kad tas specialistas aiškino, jog preparatas netitinka reikalavimų, gali būti kenksminga žmonėm, visuomeniai labai svarbi informacija, tai ta įmonė tą žmogų padavė į teismą civilinėje byloje, ieškinio suma buvo ten tada litais apie 400, beveik 500 milijonų. Toliau padavė Respubliką, kuri išspausdino į teismą, ten ieškinys buvo 1 milijonas litų. Toliau vieną medicininį žurnalą, kurį spausdino, taip pat padavė į teismą. Ir vienu žodžiu tokiais ieškiniais tas žmogus buvo bandomas užčiaupti. Aš sakau bandomas, nes niekas jo neužčiaupė. Kadangi aš šiandien galiu jį vardinti, aš negalėčiau kalbėti, jeigu nebūtų jo sutikimo. Jis man davė tokį sutikimą, tai yra Rimas Jankūnas. Ir kaip matote, po daug metų, tai buvo 2008-2009 metai, jo neužtilti. Jis per COVID kalbėjo garsiai, kalbėjo pagristai, ir suteikė žmonėms teisę į informaciją. Bet ką šitas žmogus išgyveno tais laikais, kadangi aš daug turėjusi gyvenime bylų, tai tikrai žinau, kaip tai atrodo, va tai buvo tikrai prieš jį naudojama sunkioji artilerija. Va, tai ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad šiandien labai reikia saugoti žmonės, kurie kalba, kurie drįsta kalbėti ir taip pat reikia raginti žmonės, kad jie kalbėtų, nes tik kalbėdami, tik diskutuodami mes galėsime atrasti tą tiesą. Ir dabar, va, ką jūs pasakė Vytis, labai teisingai, reikia diskutuoti su tais, kurie turi kitokią nuomonę, arba gal net ir kitokią tiesą. Bet iš tikrųjų šitą funkciją turėtų atlikti žiniasklaidą. Čia mes neturėtume visiškai stengtis. Ypač dabar vyksta rinkimai. Tai prašau, skirtingas pusės, diskutuokime. Ir kodėl šiandien pas mus žiniasklaida nukrypo nuo to savo misijos, aš turiu galvoje tą didžią žiniasklaidą, tą skaitomiausią, žiūrimiausią, kuri kažkada buvo, dabar jau jinai netampa žiūrimiausia. Tai va čia man yra kažkaip, pats toksai
man labai gaila. Juk jeigu žurnalistas negali išklausyti dviejų pusių, tai kokia čia žurnalistika? Tada žurnalistikos nelieka. Tai man atrodo, už tą galimybę išklausyti abi pusės labiausia turėtų žurnalistai kovoti. Aš šito paradoksų, man tiesa labai patiko, kad žurnalistų sąjunga apgynė ir Virginijų, ir Jolantą Mažylę. Tai taip, bet kodėl tie kanalai, kodėl mūsų LRT neišklauso tų abiejų pusių, man yra mistika. Aš šito negaliu tiesiog suprasti. Atsiprašau, aš tikrai ne viską pasakiau, ką norėjau pasakyti, bet labai ilgai kalbu, tai gal kiti. Ačiū. Vytis, kaip suprantu, tiesiog, aš manau, kad labai gerai arkivyskupas Kęstutis, man rodo, pasakęs vieną kartą apie jėgos argumentą ir argumento jėgą. Ir man atrodo labai dažnai, kada tu dirbi vienoje profesijoje, kur čia būtent žurnalistika yra labai apie argumentaciją, apie faktus, apie žinias ir man atrodo yra tiesiog toks natūralus cinizmas ir pradedama manyti, kad viską galima sukonstruoti ir iš tikrųjų, kad tiesa, kad jos nėra, kad jinai yra konstruojama. Tai man būtų įdomu, kaip jūs manot iš šitą klausimą, kodėl mes šiandien iš tikrųjų turim tokią žiniasklaidą, kokią turim, ne, kuri negeba galbūt atliepti to visuomenės poreikio. Nes mes, tai žinot, teisininkai, mes galim gražiai parašyti, o jūs turėsite įgyvendinti. Provokuojantis klausimas, aš čia moderatorius, ne diskusijų dalyvis. Bet iš tiesų tai labai geras klausimas ir aišku, čia diskusijos reikėtų žymiai platesnės ir žymiai didesnės, nes tam tikrose platformose įvyksta tos diskusijos, gal kodėl, tai tikrai atskiras turėtų būti panelės šita tema, nes iš tiesų tose viešose diskusijose, viešai žiniasklaidoje, ta diskusijų kultūra, ji tikrai žemėja. Jeigu palyginsime tai, kaip buvo prieš 20 metų ir dabar, aš manyčiau, tikrai aš jau prieš 20 metų dirbau ir tikrai prisimenu ir galiu palyginti, kokios vyko viešos diskusijos tuo metu, kokie buvo argumentai, kaip argumentuojama ir kaip dabar yra. Tai vis dėlto kažkoksai tai nuosmukis įvyko. Kodėl taip, tai reikėtų detalesnių studijų ir ar mes vėl galėtumėm sugrąžinti į diskusijas argumentus, ne emocijas, ne ištiktukus, ne į kažkokius tai nukalbėjus, bet kažkiek tai grąžinti argumentaciją ir tą norą suprasti. Iš tiesų, yra šiaip tai, kaip ir paprastas, yra, jeigu klausimas yra, sakykime, dvi nuomonės, kaip aiškiai. Tiesiog argumentus išsakoma. Galima sukurti tokias erdves, galima išgirsti, galima kalbėtis, o ne vien tik tais kažkokį šou padaryti, kad kažkuri tai viena pusė nugalėtų jau iš anksto ir panašiai. Tai tokių teatralizuotų dalykų, jau mes prisižiūrėjom, jau pakanka. O man regis, kad ir viešosios politikos tam tikras mes matome, sakykime, kas vyksta su švietimu, ar ne? Kas įvyko su švietimu Lietuvoje, ar ne? Tai visas šitas kolapsas su patikrinimais ir panašiai. Jeigu žiniasklaida būtų atlikusi savo uždavinį ir tai yra anksčiau, prieš porą metų, būtų kvietusi ne tik tais kalbėjusi apie švietimą, ar ne? Nes pakalbėti galima ir įvairiausios nuomonės. Aš irgi turiu ir apie švietimą, ir apie sveikatos, ir sistemą nuomonę, ir apie kariuomenę, apie viską aš turiu nuomonę. Apie viską galiu pakalbėti, bet švietimo atveju, tai tie, kurie priima sprendimus, kad jie būtų kviečiami, tuometinė ministrė, institucijų švietimo, kurios daro to egzaminus, visą kitą organizuoja ir panašiai, jų vadovai diskusijose rimtose ir kad jie aiškintų, ką jie nori padaryti, ar tikrai, žodžiu, visos rizikos suvaldytos, ar tikrai tai, ką jie nori padaryti, ar tikrai reikalinga švietimui. Jeigu būtų šitos diskusijos žiniasklaidoje, aš manau, kad tokio fiasko šiandien švietimo sistemoje nebūtų.
Tai čia visiškai pilnai sutinku su žiniasklaidos vaidmeniu demokratiniai visuomeniai, čia nekartą buvo kalbėta. Taip, jisai svarbus ir tai tą reikėtų sugrąžinti. Kaip? Tikrai aš dabar čia negalėčiau pasakyti. Aš tai iš esmės Dianai neatsakiau. Ribos yra labai aiškios, jeigu taip teisiškai pasakyti. Teisėtumas, pagrįstumas, proporcingumas. Tai labai aišku, bet suprantat, aiškinti dabar, kas teisėtumas, proporcingumas, pagrįstumas, aš galiu, bet čia daug užims laiko ir galbūt daug kas ir žino, ir praeitam, aš kalbėjau savo tam pranešime, bet žiūrėkit, kokia yra problema. Suprantat, aš nežinau, kas čia atsitiko, bet pas mus tos ribos, jos yra kiekvienai grupiai skirtingos. Va čia yra baisiausias dalykas. Mes žinome vieną grupę, kur tos ribos yra antiek siauros, kad neduok Dieve tu kažkokį ten nepatinkantį žodelį. Taip, žinome tautybę, kur irgi truputį kas ir tu gali netgi Seimo narys, būdamas gauti apkaltą. Ir žinome taip pat atvejus, kada ką nori pasako ir šaudyti liepia ir visokių kitokių dalykų ir jokių ribų nėra. Tai vat pas mus yra kita problema. Tas ribas labai aišku galima nustatyti. Bet problema ta, kad pas mus tai, kas galima jaučiui, Jupiteriui, to negalima jaučiui. Tai va čia yra didžiausia problema. Vieną tokį pastebėjimą švietimo ministras dabar, kuris atsistatydino, jis viešai pareiškė, kad tėvai neturi teisės neleisti savo vaiko į gyvenimo įgūdžių pamoką. Ta prasme, nėra tokios konstitucinės teisės, nes gyvenimo įgūdžių programa ir aišku pažeidžia tėvų teisės auklėti pagal savo įsitikinimus, todėl kad netitinka konstitucinės žmogaus sampratos. Bet aš norėčiau paklausti visai kito dalyko, todėl kad iškilo apie tai diskusija. Viena iš Amerikoje esančių gydytojų organizacijų padavė vaistų ir maisto asociaciją, FDA padavė į teismą, todėl kad jie sumažino mifepristono saugumo reikalavimus. Iki 2016 metų mifepristonas, tai yra preparatas, kuris sukelia abortą, buvo griežtas reikalavimas, kad tai gali būti tik tai gydymo įstaigoje, kad tai gali atlikti tik gydytojas ir griežtoj priežiūroj. Jie pakeitė tai į tai, kad tai nebūtinai reikalinga gydymo įstaiga, kad tai nebūtinai reikalingas gydytojas. 22 metais tai pakeista į tokią sąlygą, kad tai gali atlikti, vaistinė išduoda preparatą, paaiškina, kaip jį reikia naudoti ir šitas preparatas galimas siųsti netgi paštu. Tai ta prasme, šitie yra apskųsti. Tai dabar tai, ką sakė Vytis, kad Lietuvoje visi šitie su gyvybė susiję įstatymai ir tiek nėštumo nutraukimas, tiek dėl mifepristono skirimas ir tiek reiškia hormoninis lyties keitimas yra be įstatymo. Tai yra tik ministro įsakymas. Tai man labai įdomu, iš tikrųjų, remiantis tokią precedentų, kaip tai atrodytų, jeigu kokia nors organizacija medikų ar šiaip visuomenininkų paduotų ministrą į teismą, kad jisai nesivadovauja konstituciją ir, reiškia, priima antikonstitucinius įsakymus. Taip, tai čia jeigu žmogaus teisės yra ribojamos po įstatyminiu aktu, tai yra kažkokia instrukcija ar įsakymas, tai toks teisės aktas, Vaidai, tu mane pataisyk, jeigu aš kažką netai pasakysiu, yra skundžiamas administraciniam teismui dėl to, reiškia, akto netitikimo įstatymui, nes įstatymė tokio nėra. Taip, tai bet yra kažkoks sveikatos sistemos įstatymas. Taip, ir tą gali padaryti, paprastas žmogus negali to daryti, bet tą gali padaryti Seimo narys, apskųsti administraciniam teismui. Kad toks įsakymas nenumatyti, prieštarauja įstatymui, nes įstatymė to nėra. Yra sveikatos sistemos įstatymas, kažkoks įstatymas reguliuojantis sveikatą yra, jų yra ne vienas, keli yra. Tai tiesiog prieštarauja įstatymui. Tai nurodytų tą sveikatos sistemos įstatymą ir panašiai.
Čia jau reikia žiūrėti, kad nėra konkretaus punkto įstatyme, tai nereiškia, kad nėra sveikatos, tarkim, sistemos įstatymų. O dėl lyties keitimo hormoninio, tai apskritai civiliniam kodeksui prieštarauja, nes nurodo, kad turi būti įstatymas. Bet čia su lyties keitimu yra sudėtingiau. Problema yra ta, kad pas mus civiliniam kodekse yra įrašyta, kad mes sukursim lyties keitimo įstatymą. Ir kitas dalykas, kad mes esame pralaimėję Lietuva Europos žmogaus teisių teisme bylą L prieš Lietuvą, sumokėję didžiulę kompensaciją 140 000, bet atrodo ne euro litų, bijau pasakyti, ne, tą bylą žinau, bet neatsimenu, koks laikas buvo. Tai suprantat, lyties keitimo įstatymą mes esame įsipareigoję priimti. Tai čia yra jau sudėtingesnė problema, kaip tą įsipareigojimą atšaukti. Aš kol kas nežinau atsakymų. Truputį ne tai, kad replikuosiu, bet pataisysiu. Mes nesame, ačiū Dievui, įsipareigoję. Ta prasme, kad reiškia, tą civilinio kodekso nuostatą galima pakeisti. Ta prasme, tai, kad yra įstatymė... Jo, konstitucijoje nėra, reiškia, kad įstatymė yra civilinė, nes čia dažnai operuoja šituo, kad civiliniam kodekse yra, mes vadinam, blanketinė nuoroda, kad turi būti priimtas toks įstatymas. Tai nereiškia, kad negali dabar Seimas priimti ir išbraukti šitą nuostatą. Ta prasme, ir čia niekaip negalėčiau sutikti su Europos žmogaus teisių teismo reiškia pozicija, kad tai, kad civiliniam kodekse, aišku, čia advokatai, mūsų advokatai taip, arba tos, sakykime, L advokatai taip argumentavo ir jie priėmė tą, kaip sakyti, suvalgė tą argumentą, kad jeigu yra civiliniam kodekse blanketinė nuoroda, tai jinai sukelia mano, reiškia, teisėtus interesus, kad iš tikrųjų bus. Tai nesukelia. Buvo, sakykime, liberalai priėmė vienokį įstatymą, atėjo krikščionys demokratai į valdžią, jie pakeitė šitą įstatymą. Tai prasme, konstitucinės teisės tokios nėra. O kur, sakykime, didesnė problema, mes apie tai kalbėjom šiandien, kad šiaip mes nebesuprantam, reiškia, kas yra lytis ir kas yra žmogus, nes žmogus be lyties mes negalim, tai yra vienas iš asmens savybių ir lyties pakeisti negalima. Tai ta prasme neįmanoma. Tai jau vien šita civilinio kodekso nuostata, kad dėl lyties keitimo jinai yra galim privesti, kad prieštarauja konstitucijos sampratai žmogaus, kurioje yra ir lytis, yra ir prigimtis. Nes lyties pakeisti negalima, neįmanoma. Dar tik tai papildysiu. Pirmiausia, noriu apginti advokatus, nes bylą L prieš Lietuvą vedė ne advokatai, o vedė Henrikas Mickevičius, žmogaus teisių centro direktorius, teisingumo dėliai, šviesų žmogus. O kitas dalykas, dabar dėl to yra civiliniam kodekse įrašyta, kad mes priimsim tokį įstatymą, bet aišku, Seimas gali tą atkeisti ir be to ta nuostata prieštarautų konstitucijai dėl lyties keitimo. Galima būtų dar ir taip pabandyti. Tai čia išeitis kaip ir yra. tą civilinio kodekso vieną straipsnį pakeisti. Galima būtų. Taip, prašau, klausimas. Kadangi tema tai kovo viduryje Europos komisijoje buvo svarstomos Europos žmogaus teisių teismo įgyvendinimo problematika ir buvo priimta tarpinė rezoliucija, kuria Lietuva smerkiama būtent dėl to, kad šito įstatymo, kuris aiškiai nustato galimybę formalizuoti šitas lyties keitimo procedūras, neturi. Tai ta rezoliucija yra atsiųsta mūsų vyriausybei. Tai galime turbūt šitą kadenciją tikėtis kažkokio tai projekto, kurio bandys įgyvendinti šitą rezoliuciją. Taip, bet Ramūnai, komisija nėra rinkta ir čia yra daugiau ideologija. Čia jau neteisė, čia ideologija. Taip, ar... Aš galiu dar čia tik repliką. Mane domina vienas reiškinys, kai kalbam apie lyties keitimą, tai yra, iš esmės dabar jau yra konsensusas nusistovi vakaruose, kad lyties
įrašui asmens dokumentuose lyties pakeitimo nebūtinas lyties chirurginis, išorinių požymių pakeitimas. Tai reiškia, kad iš esmės šiandien jau Lietuvoje tas yra daroma. Per teismus, išsikovota teisė, žmonės gali paduoti prašymą ir jų asmens dokumentai bus pakeičiami. Tai reiškia, aš iš išorės nežalojant kūno. Labai gerai, aš pritariu, kad nereikia žaloti kūno, bet kur yra problema? Problema yra ten, kada vyriškai arba moteriškai, reiškia, išvaizdo turintis žmogus pateikia asmens dokumentą, kuriame yra kita lytis įrašyta. Ir apie ką tai yra? Apie tai, kad tolsta ta realybė, kurią mes matome, nuo tos, kurią mes turime vadovautis. Ir man atrodo, kad vėlgi grįžtant prie tų tendencijų, į kurias mes turime atreaguoti, tai tokių reiškinių vis daugės. Ir aš tik tai bijau labai ilgalaikiai perspektyvoje. Bet jeigu mes einam prie to, kad valstybė geriau žino, kaip auklėti mūsų vaikus, tai mes prieisim prie taško, kada vaikus gimdyti apskritai bus labai brangu. Tai reiškia, tu greičiausiai turėsi atitikti kriterijus tam tikrus, kad tau būtų leidžiama biologiškai susilaukti normaliai vaiko. Ir tada jau bus visai šakės. Tai dar nėra šakės ir iš tikrųjų mes turėtume žiūrėti į šitą dabar galimybių langą iš tikrųjų, netgi to tikrai krūvino karo kontekste, kuris yra baisus ir man atrodo jisai mums sudaro prielaidas dabar atsiremti į realybę. Ir aš labai trumpai tik tai, bet jau čia yra žinomas faktas. Ir video visokių yra, reiškia, filmuotų, kada Ukrainoje reiškia, mergina, kuri prieš tai sakė, kad yra vaikinas, kada prasidėjo karo įvykiai, jinai pradėjo bėgti nuo karo ir važiavo autobusu ir džiaugiasi filmuodama save, kaip aš apgavau pasienio pareigūnus, nes iš tikrųjų esu vyras, bet jie mane praleido, nes aš atrodžiau kaip moteris. Ir ta prasme, tokioj iškreiptoj realybėje mes gyvename, bet aš tik tai raginčiau nepasiduoti, nes meilės ženklas yra nesitaikstyti su iškreipta realybė. Tai yra netgi tada, kai kitas žmogus elgiasi kaip kačiukas, šuniukas ir panašiai, visgi su juo bendrauti kaip su žmogumi ir padėti jam. Aš dar noriu irgi klausimą ir paskui galėsiu perleisti kunigui Narbekovui. Mano klausimas Vygantui. Praeitais metais, kalbėdamas pranešime, minėjot, kad šiandien religijos ir sąžiniai laisvei pavojų kelia naujai kuriamos teisės ir laisvės. Suprantu, kad teisės kiekvieną kartą sąlygos tam tikrų pareigų kažkam vykdymą, ne? Tai jeigu daugėja tų teisių naujų, kažkam daugėja ir pareigų jų laikytis. Tai kaip čia šitoje vietoje su laisvė? Laisvės mažėja? Čia iš tikrųjų yra toks visiškai elementoriškas dalykas, apie kurį kažkodėl teisininkai visai nešneka. Kad teisės ir laisvės viena kitą neigia. Aiškia, jeigu didėja teisių, tai tada turi didėti ir pareigų, kurios mums sukuria teisės. Aiškia, pavyzdžiui, jeigu didėja mano teisė gauti vis didesnį minimalų atlyginimą, didėja darbdaviui pareigų mokėti tą minimalų atlyginimą ir atitinkamai mažėja jo laisvė, sakykime, mokėti. Jeigu didėja moters laisvė, bet kada savo nuožiūrą nutraukti negimusio kūdikio gyvybę, kas atsitinka su kūdikio teisė į jo gyvybę, ta teisė mažėja. Ir atitinkamai, jeigu ta teisė yra labiau saugoma, laisvė nutraukti mažėja. Žodžiu, teisės ir laisvės yra vienas kitam kaip svarstyklės. Jeigu viena svarstyklė kyla, kita leidžiasi. Ir kai tą supranti, tada supranti iš tikrųjų, kad taip, kad nepagristos teisės ir laisvės ir yra didžiausia grėsmė mums, kad mes išliktumėm laisvą visuomenę. Kokius procesus dabar matom visam pasauliu? Mes matom, kad įvairios interesų grupės
kurios turi kažkokių savo ten interesų, jos lobina per įvairias institucijas, per teismus, per įvairias konvencijas, kad būtų sukurtos, kad jų interesai būtų paversti naujomis žmogaus teisėmis. Stambulo konvencija yra viena iš tokių. Reiškia, Stambulo konvencija siūlo, kad atsirastų nauja teisė nebūti diskriminuojamam dėl socialinės lyties tapatybės. Ir kai atsiranda, jeigu tokia teisė yra įtvirtinama, jinai sukuria mum pareigą tenkinti reikalavimą. Ir pavyzdys, sakykime, jeigu kokia nors mergina sako, šiandien aš esu vyras ir yra konvencija, ratifikuota konvencija, kuria jai suteikia tokią teisę, tai mes nebeturim laisvės, daugelis situacijų, ten privačiai, ten širdė, aišku, tu nelaikysi jos vyrų, bet pavyzdžiui, jeigu tu esi kažkokios įstaigos vadovas, ten kokio nors ten moterų klubo, ten ar taip toliau, tu, jeigu nesutiksi su tuo, tada tu ją pažeisi naują jos teisę. Tai šia prasme, iš tikrųjų, mūsų laikais ta taip vadinama teisų infliacija, jinai lemia tai, kad mes turime vis mažiau laisvės. Ir dar truputį, gal reaguojant į pačią pradžią, čia vyko įdomi diskusija ir buvo paliesta įvairių klausimų, bet man atrodo, vienas dalykas yra labai svarbus. Ir vėl aš grįžtu prie arkivyskupo Kęstučio. Be tiesos nėra laisvės. Ir tiesa yra tiesa, todėl, kad jin egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar kokia nors konstitucija, ar kokia nors konvencija, ar koks nors įstatymas pasakė, kad tai yra tiesa arba ne. Ir ypač tai yra aktualu apie tiesą, kuri yra apie gėrį. Kur yra problema tame tarp ir mūsų teisininkų, kad mes atiduodam arba esam netgi savo kalboj pripažįstam, kad jeigu konstitucijai taip nustatyta, jeigu čia pasakyta, kad tai yra gera, tai taip ir turi būti. Jeigu pasakyta, pavyzdžiui, įsivaizduokit, konstitucija pasako, kad kas nors sugalvoja padaryti pataisą, kad žmogus yra tik tai žmogumi tampa nuo gimimo. Tai ar nuo tokio konstitucijos pasakymo pasikeičia tikrovė? Ar pasikeičia tiesa, kada prasideda žmogus? Dabar, sakykime, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kur siūlo vėl sukurti naują teisę į abortą, laikyti šitą teisę fundamentalę teisę. Ir tai iš esmės yra pasakoma, irgi tuo pačiu yra pasakoma, kad negimęs kūdikis neturi turėti jokių teisų. Reiškia, nes moteris turi turėti visišką laisvę pačios spręsti. Ar tai, kad jie nuspręs ir kad tai bus dar paverstų kažkokio tarptautinio aktu, ar tas ką nors pakeičia. Ir man atrodo, mums yra labai suprasti vieną dalyką. Grįžti iš tikrųjų prie tikros autentiškos teisės sampratos, kaip Tomas Akvinietis sakė, kad teisė yra protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį. Mes esam tik tiek laisvi, kiek gyvename visuomenėje, kurios yra teisė protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį, bet kas yra bendras gėris, nenustato nei teisė, nei konstitucija, nei konstitucinis teismas. Jie tik tai gali tą pripažinti arba nepripažinti savo nelaimiai. Tai toks būtų komentaras. Dėkui, prašau. Aš nušokau dabar nuo tos temos apie tą lyties keitimą. Tai iš tikrųjų dabar nekalbama, kad reikia keisti lytį, todėl kad yra ta genderinė savoka. Jeigu aš dabar galvoju, kad aš esu moteris, man reikalinga yra gender affirming surgery. Tai jie man turi pritaikyti lytį prie manęs ir tai yra geras dalykas, nes jeigu mano lytis netitinka manęs, tai man yra tokia kaip ir privaloma pagalba, bet tai aš nekeičiu lyties. Tai čia tame yra labai toksai didelis dalykas, dėl to, kad pati savoka, jau jie tą sexual reassignment arba sex change jau nieks nenaudoja. Tai yra gender affirming. Taip. Bet dabar jie vartoja tą, kad tu turi patvirtinti, kaip aš įsivaizduoju, bet nepakeisti. Tai aš čia tik tai irgi pratęsdamas truputį ir ką Vygantas sakė, tai bet gera žinia yra tai, kad sveiko proto irgi yra. Ir aš nesakysiu, kuriam nutarime, bet Konstitucinio teismo nutarime vienam yra pasakyta, kad buvimas moterimi yra objektyvus faktas. Tai, žinot, tai va, tai iš tikrųjų... O buvimas vyru... nepasisakė, dar Konstitucinis teismas, žiūrėsim. Suprantam.
Gerai, ar bus dar klausimų, reakcijų? Nematau rankų, tai štai šita linksma nata apie tai, kas gimsta, kad gimstama moterimi, o vyrų tampama. Tai gal tą norėčiau ir baigti mūsų diskusiją. Ai, patikslinti, ar ne, kaip sakoma, įrašai, ar ne. Diskriminacijos negali būti, tai yra vyrai ir moteris yra objektyvi. Kaip? Ne, buvimas vyrų ir moterim yra objektyvi tikrovė. Tokia mano tezė. Viskas. Aš atsisakau ankstesnių teiginių. Viskas. Taip. Padiskutavom labai apie daug ir įvairius klausimus. Tikrai aš čia nebandysiu apibendrinti mūsų diskusijos, nes daug buvo įvairiausių aspektų. Galbūt ta Vyčio mintis iš tiesų, galbūt pabandyti tas diskusijas ne prie kamerų, nes kameros tai yra teatras. Teatras turi irgi tam tikras savo taisyklės. Galbūt iš tiesų tas galimas tiesos ieškojimas, bendras ieškojimas, vienas kito supratimas, nes iš tiesų šiaip ar taip mes kalbame, minime žodžius ideologija, propaganda ir taip toliau, bet kada susėdama, ar ne, kas yra tikrai svarbu, tu pamatai kito žmogaus žvilgsnį. Netgi jeigu jisai galvoja visiškai priešingai. Netgi jeigu jisai galvoja taip, kaip tu kam tu visiškai nepritari. Ir jeigu jisai irgi tavo žvilgsnį pamato, man atrodo, yra ta galimybė susikalbėti. Ir man atrodo, reikėtų ją išnaudoti. Kažkaip tai tikriausiai. Tai va tas, apie ką kalba įvairūs filosofai, kito pamatymas, kitokybė ir taip toliau. Galbūt tokia galimybė yra ir gal to bendro susikalbėjimo link galbūt pajudėtų ir mūsų tas ir viešasis gyvenimas kažkiek tai pasikeistų. Ir tai būtų įnašas į tą bendrąjį gėrį. Tai tiek aš norėjau. Ačiū Jums visiems.